šiandieną kelionė laukia į Ignaliną, į nuostabų miestelį. Pabūsime Ignalinoje kelias valandas, apžiūrėsime įdomiausias vietas ir tada važiuosime atgal. Mano geriausias kompanionas kelionėse. Iš 7-ojo kelio. Traukinio išvykimo laikas 11 valandų 45 minutės. Išėjimas prie traukinio. Ir atvyksta mūsų traukinys Vilnius Turmantas. Su šiuo traukiniu važiuosime į Ignaliną. Dear passengers, we kindly ask you to be orderly and show consideration for other passengers. On the train, it is forbidden to smoke or consume alcoholic beverages, throw rubbish out of the window, or get off before the train has stopped. Out of mutual respect, we ask you not to be noisy. Thank you for your understanding. Informuojame, jog stotyse bei traukiniuose būtina dėvėti apsaugines veido kaukes. Einam į priekį, aš noriu traukinį nufilmuoti. Traukinys važiuoja toliau į Turmantą. Atvykome į Ignaliną. Ignalinos stotis. Einame pasižiūrėsime to žymaus vandens bokšto. Šis geležinkelis per Ignaliną nutiestas dar praeitame amžiuje, ne praeitame, o užpraeitame, 1862 metais iš Lenkijos į Rusiją, tiksliau tai iš Varšavos į Sankt Peterburgą buvo tiesiamas. Ir dėka geležinkelio įsikūrė šis miestelis Ignalina. Ir va toks yra išlikęs bokštas. Vandens dar kada garvežiai būdavo, reikėdavo juos aptarnauti vandeniu. Padaryta, kad užlipti negalėtum. Būtų visai įdomu, jeigu jis būtų prieinamas visuomeniai. Būtų galima užlipti ir pasižiūrėti, kaip ten vidu galėtų įrengti. O, matas ir užlips, va tu. Tik nenusirisk. Gerai, užteks. Nelipk aukščiau. Jau skaitysis bokšte buvai, kaip ir atsižymėjai. Galima eiti toliau. Užeisime į vidų. Reikia kaukės, aišku, užsidėti, nes neleis. Užrakinta. O kodėl užrakinta? Nedirba sekmadieniais. Gaila, gaila. Būtume pažiūrėję, kaip viduj. Žinai, kas tokie matai buvo Ignas ir Lina? Nuo jų ir kilo meilės santykių miestas Ignalina pagal padavimus. Aišku, tai tik tais pasakos, graži istorija. Prieisim paminklą, parodysiu. Autobusų stotis tuščia. Ir einam link ežero Paplovinis. Pasižiūrėsime. Ten kažkur yra Ignui ir Linai paminklas. Einame link ten. Fontanas gaila neveikia. Įžymusis Ignalinos dviratininkas sveikinasi su atvykėliais ir miesto svečiais. Iš ko čia? Galvau metalinis, bet ne metalinis. Ir dar su kuprinė. Pažiūrėk, matai, su kuprinė jisai. Namai renovuoti,
gatvės švarios. Aš kažką girdėjau, kad lygtais Ignalinai daugiausia renovuotų namų pagal gyventojų skaičių. Ar 90%, ar kiek, bet kiek ir matau, beveik visi namai renovuoti. Kur nepažiūrėsi, viskas atnaujita. Bet atrodo, kai kokioj būtume Skandinavijoje, toks jausmas. Nieko beveik nelikę į sovietinio laikų palikimo. Ignalinos krašto muziejus. Nuostabu, aplinka graži, žmonės tvarkosi. Sporto centras Ignalinos. Va bus viešbutis Žuvėdra. Aišku, mums į patį viešbutį nereikia, mes ieškom Igno paminklo. Aplinka graži, rami. Tikrai miestelis nuostabus. Būtinai pereisim tą tiltą. Kiek žiūrėjau žemėlapyje, šitoj pusėje yra Ignalina. Bet kai pereini tą tiltą, jau miesto ribos baigėsi. Miesto ribos yra iki tilto, o už tilto jau nebe miesto ribos. Einam pirmą gal per tiltą, o paskui prie paminklo ir jau mes tada eisim link apžvalgos bokšto. Nuostabi ramybė ir atgaiva akims, toks grožis. Va kur tas paminklas. Ir tikrai nustebino, nes tikėjau. Pavaizduotas ir kryžiuotis. Ir kažkodėl klūpanti jo meilė, Lina. Kodėl jinai klūpi, tai neaišku. Pagal padavimą tai Lina mūšio lauke aptiko sužeistą Igną kryžiuotį. Jį slaugė, išgelbėjo, vienas kitą įsimylėjo per tą laiką. Bet buvo priešiškos jėgos, kurios draudė šią meilę. Ir jiem nebuvo lemta kartu būti. Eisime pavalgyti. Užsisakėm maisto, laukiam 15 minučių laukti. Gavome savo maistą. Matui dar desertą davė, kai pamatė, kad filmuojam. 2 vieta, labai gerai. Pavalgėm su Matu. Apie maistą tai geriau patylėsiu, nieko nesakysiu. Girdai kaip juda. Mes vaikai klausydavom per atstumą, traukinių nesimatydavom, bet pridėdavom ausis prie bėgių ir klausydavom. Kaukė. O, va čia galim. Ne, į tą pusę. Gal не очень нестабильно? Да, нестабильно. В2 вот. А что, я бы? Я бы В2. Išlydėjo vaikai traukinį. Visi vaikai mėgsta bėgti paskui traukinį ir taip išlydėti. Ладно, держи. Ага. Vilnius. Mieli keleiviai, traukinys netrukus atvyks į galutinę maršruto stotį. Maloniai primename, išlipdami iš traukinio, nepamirškite pasiimti savo daiktų. Atsisveikiname su jumis, tikėdamiesi, kad kelionė buvo maloni ir jūs taip keliausite mūsų traukiniais.
Sveikinuosi su jumis iš Kaišiadorių. Pats rytas. Šiandien kelionė į Šiaulius. Važiuosime pasižiūrėti šį miestą. Aš gal padėsiu iškelsi. Labai lengva, ačiū. Į patį galą matymas. Aš visada perku geriausias vietas. Faina. Tai matas laimingas. Mano mėgstamas 5 vagonas ir pačios paskutinės vietos. Jos pačios geriausios yra, nes niekas jų neperka iki pačio galo. Visai perka vietas iš pat pradžių. O pačios paskutinės lieka tada, kada jau užsipildo traukinys. Tai geriausia, kad vieniem važiuoti ir nebūtų pašalinių asmenų, pirkti paskutinės vietas. Ir dabar mes dviesi, o taip važiuojam komfortiškai. Kupė, kaip SV. Iš tikrųjų, tai čia priklauso net 6 žmonėms šitą kupę. Skaitosi kaip bendras vagonas, bet kada perki bilietus internetu, pasirenki paskutinį vagoną ir čia dažniausiai būna paskutinis užpildytas, todėl labai patogu juo važiuoti. Pagal laiką, atrodo, kiek leidau. Dudosios, tai čia kada įsilaužia ir šilta traukinyje, šildo gerai. Tiesiog vienas malonumas važiuoti komfortiškai, lauke šalta, va čia savo trumpom rankojom sėdi, atsipalaidavęs. Ir tokioj kupėje važiuoti žymiai patogiau ir įdomiau negu kad kur yra sėdimos vietos vagone padaryta. Bilietas tiek pat kainuoja, o kokybė čia važiuojant tokiam vagone žymiai geresnė. Pradariau duris, nes per karštą. Vagone 28 laipsniai temperatūra, tai nieko norėti. Ten laikomi slapti dalykai būna. Kam už 40. Norėtum per visą naktį važiuoti tokiu traukiniu? Gal tik rozečių čia nėra. Čia jau tuose visuose, kurie ilgo susisiekimo traukiniai, tai yra padaryta jau 220 rozetės arba USB jungtys. Tuoj Šiaulius privažiuosime. Liko apie 20 minučių ir būsim Šiauliuose. Tai kaip ant vagono užlikę. Tai mūsų laukia nuotykiai metai. Visą geriausią. Visą geriausią važiuosit ir atgal jūs, ne? Jo. Gerai, tai čia apie 2:30 būsit. Jis tuo ir išvažiuos, nes vėluoja. Čia Šiaulių geležinkelio stotis. Labą dieną. Kur tas traukinių muziejus yra? Čia bet nedirba. Ai, nedirba šiandien? Šeštadieniais nedirba. O net lauko ekspozicijos negalima pažiūrėti?
Nu, vat, galit pažiūrėti. Čia tik šitas ir viskas, daugiau nieko nėra. O, koks mini vaikiškas garvežys, siauruko bėgiai. Labai gaila, kad šeštadieniais nedirba muziejus, šeštadienį sekmadienį nedirba, nes, sakė, nėra kam čia budėti. Turėtų valstybėje pasirūpinti, miestas pasirūpinti, kad būtų prieinama žmonėm, nes šeštadieniais žmonės ir keliauja, turi laisvą dieną, kad galėtų lankyti muziejus, o ne darbo dienos metu. O, kas garvežys didelis. Kokie ratai, matai ir matai. Ir kaip aukštai būdavo garvežio mašinistas, pasižiūrėk, kaip įlipt reikėdavo. Koks aukštis, kažkaip dar tokio didelio neteko man matyti. Kur einam dabar? Jau pažiūrėjom traukinių muziejų, nuėję 1,5 kilometro. Einam į dviračių, gal ten pamatysim kokį dviratį leis. Jeigu neįleis, gal prie lauko koks irgi stovi. Pažiūrėti. O matai, Šiaulių herbas miesto ir 1236 metai. Ar žinai, ką tie metai reiškia? Mokinotės? Ne. Tais metais vyko Saulės mūšis ir lietuviai davė į kaulus Livonijos ordinui. O, tai dar vėdina. Kažkur turi būti ereliukas ir aš parodysiu, kokį turėjau. Ar tik ne čia tas ereliukas. O tokį gal turėjau. XIX amžiaus pabaigoje. Medinis pusiau. Vaikams, o kokį būdavo. 1905 metai. Nu, matai, įkirsi šitą porciją? Kaip manai? Labai didelė porcija. Kodėl, Matai, nevalgai? Kas negerai tau su juo? Bloga. Tai kad nesuprantu, blogus čia dalykus daro. Blogas? Ir visada nepataikau. Kur ten buvom, kai valgėm kebabą? Kitur. Ignalinoj buvom. Ignalinoj. Ten Irgi prastas nepatiko? Buvo, čia prastas buvo. Tik Alytui geriau. Va, kur mato kebabo likučiai. Bent jau gerą darbą padarei. Pats nesuvalgiai, tai davei va paukšteliam. To pačio, su kuriuo atvažiavome, laukiam traukinio atgal. Jis turi iš Klaipėdos dabar atvažiuoti ir mes į tą pačią kupę sėsime, į tas pačias vietas ir šiltai grįšime namo. Važiuojam namo. Ne, čia. Į patį galą matai. Mūsų fantastiška kupė. Matas po kelionės taip jaučiasi. Štai kaip. Šitas vaganas tuo ir puikus, kad jei pavargęs, tai gali tiesiog įsitiesti ir miegoti. Lentelė sulaužyta. Visko neina įskaityti. O, koks dydis. Atsistok prie rato, pažiūrėsi, koks dydis. Ne, man. Ką? Ateik. Žiūrėk. Užlipk
iki kiek gali ir duosiu kamerą ir per langą nufilmuosiu. Išlygiai kiek, kad horizontas. Ir va taip biškai dar pavers, kad matytųsi ir į apačią. Stotis. Va tokia stotis nedidelė. Kasos nedirba. Reikės traukinėje bilietus pirkti. Vagonas, kuriuo veždavo žmonės, tremdavo. Panašiais va tokiais gyvuliniais. Visur viskas užrakinta, galo negalima užlipti, pasižiūrėti. O gal galima? Ne. Ir Radviliškis skaitosi kaip traukinių geležinkelio neoficiali sostinė, nes labai didelis geležinkelio mazgas Radviliškyje ir šis miestelis susijęs būtent su geležinkeliu yra. Dėka geležinkelio jisai gyvavo ir vystėsi. Ir va koks yra dar pastatytas vagonas, keleivinis. Ar užlipti, jeigu taip reiktų? O. Ir tada reikia užsilipti, bandai trakinti. Imk raktus. Langai užtamsyti, nieko neina žiūrėti, bet panašu, kad kažkoks nestandartinis vagonas, nes kai būna, jei kupė vagonas, tai ar plaskardas, tai vienodi tie langai ir tik tais pačiam gale skiriasi, o čia jie labai skirtingi. Mūsų traukinys į Kauną maždaug už gero pusvalandžio, tai turim dar laiko, pavaikščiosim po geležinkelio stoties apylinkės ir važiuosime į Kauną. Traukinys atvyksta iš Šiaulių, Šiauliai Kaunas. Matosi vandens bokštas, kuris pastatytas tarpukariu, išlikęs, vienas iš nedaugelių Lietuvoje tokių. Gerai, kad šis tiltas perėjimas per geležinkelį neuždarytas, daug kur miestuose būna uždarytas, o čia jisai laisvai prieinamas ir labai įdomu užsilipti ir pasižiūrėti į visą geležinkelio mazgą Radviliškyje. Yra lokomotyvų depas, matai, jie ten įvažiuoju, juos prižiūro, tiesiai kur. Žodžiu, Radviliškis yra labai orientuotas į geležinkelį, nes per jį praeina daug ir krovininių sąstatų, ir keleivinių. Kaunas atvyksta į 6 kelią prie antro perono. O, gama, aina. Čia tai pirmas, tai bus tenais, kur tas sustojimas. O, bliamba. Ar spėsime mes 10 minučių. Reikia paėjėti. Ir kaip minėjo, antras peronas ir 6 kelias. Antras peronas, 6 kelias. Kur tas 6 kelias, į kurią pusę bus? Tai dar gerai, kad praneša, nes jei nepraneštų, tai lauktume tenais. Ir žiūrėjau, mūsų traukinys išvažiuoja, nepamosi ranką, kad sustotų. Va tokių prirašinėta stotyje, kaip visada, virgelio gražus antakiai. Čia Radviliškyje negali nusipirkti bilietų į traukinį, tai teks pirkti traukinyje. Kada perki traukinyje būna papildomas mokestis, bet kadangi jeigu stotyje nėra kur nusipirkti, tai turėtų nebūti to papildomo mokesčio. O šiaip būna papildomas mokestis gal 2 eurai. Nelip, nukrės elektra. Nepakratė. Kai buvau tavo metų, man patikdavo bėgiais eiti vienu bėgiu. Tai,
jau buvau ant tiek įpratęs, kad galėdavau 100 metrų nueiti nenukritęs nuo jo. Ar paeitum nors? 5. O, nu. Viskas, matai, lipk čia, nes atvažiuoja traukinys. Ir tuo jisai užsignalys, sakys, kur ten vaikštai. Einam į galą.